Kodėl taip ilgai užtrunka statyti namus su banko paskola? Tuoj papasakosiu šito objekto pavyzdį. Pirmą kartą šitą objekto karkasą jums filmavau dar birželio mėnesį. Birželio mėnesį buvo atliktas pirmas darbų etapas, tai yra karkasas padarytas taip, kad galima būtų vertinti banke ir jis galėtų ilgai stovėti. Kas buvo padaryta? Uždengta stogo danga, jūs ją matot, pats karkasas, šiltinimas čia jau antras etapas, dabar mes jį padarėm, ir iš lauko sandarinimą. Šiuo atveju gipsas ir gipsas uždengtas plėvele prieš vėjinę. Gipsas dėl ultravioletinių spindulių poveikio gali stovėti neapsaugotas 3 mėnesius, ypatingai vasaros laikotarpiu. Va, ten matosi viršui gipsas, apačioj plėvelė. Dėl to buvo apsuktas papildomas darbas. Darbus atnaujinom tik tai prieš maždaug savaitę, pradėjom daryti vidaus sandarinimą, šiltinimą ir klausimas esminis, kodėl taip ilgai užtruko. Pagrindinė priežastis tai tiesiog baigėsi pinigai ir kad gauti iš banko juos reikia namą priduoti, įvertinti, pasirašyti su banku sutartį, gauti apmokėjimą. Tuomet daromas langų užsakymas, o langai trunka dar 2 mėnesius. Daromas dailylentės užsakymas, vėlgi apie mėnesį, čia yra deginta mediena. Užsakovas visą tai darėsi savo pastangomis, o kai užsakovai tai darosi pirmą kartą, aišku, tas vėlgi ilgiau užtrunka. Ką galima buvo padaryti greičiau? Kai kuriuose objektuose, kai mes turim apyvartinių pinigų, mes tiesiog pafinansuojam užsakovą. Tai yra nepasiemam pinigų dalies, kurios reikia tam, kad užsakovas užsisakytų medinę dailylentę ir užsisakytų langus. Tokiu būdu maždaug langai gaminami 2 mėnesiai, o banko vertinimas irgi 2 mėnesiai. Pertrauka gavosi 0,5 metų, tai yra beprotiškai daug, beprotiškai ilgai, bet yra kaip yra. Manau, kad verta apie tai žinoti prieš pradedant statybą su banko paskola.